Dar vienas išmintingos moters punktas tai yra netoleruoti netinkamą elgesį su savimi ir brėžti ribas. Viskas priklauso nuo moters? Ne. Jo, mes gal daugiau palėtėm būtent tą moters ar ne temą. Iš tų trumpų video tu gauni mintį, įsivaizduok, dabar vieną iškarpą mes iškirpsime ir iš karto atrodys, kaip aš čia į vienus vartus. Bet jeigu mes pasižiūrėjom visą paveikslą, palauk. Šalia to ir eina, kad tu tada turi save gerbti tiek, kad tu netoleruosi netinkamą elgesio. Tikslas yra padaryti viską iš savo pusės. Aš irgi pasistengiu, bet jeigu negaunu mainais, viskas. Nes ir vyrai taip pat turi atsižvelgti partnerę. Moteriai yra labai svarbu, kad vyras kurtų emocinį saugumą jai. Jeigu tu jau esi santykiuose, tai tu ir išklausyk tą moterį, būk šalia, ar tu nori tik gauti viso šito, kai jinai būtų nusimenkinusi. Taip, moteris privalo pasitikėti, tikėti ir gerbti savo vyrą, kaip ir vyras moterį. Ir jeigu to nėra, kodėl jie tada eina į santykį? Gal dėl finansų, gal neturiu kur išeiti, bijau būti viena ir taip toliau. Ir kai aš pati išėjau su 2 vaikais į niekur, tai aš galiu pasakyti, viskas yra įmanoma, tik reikia kelti užpakalį ir daryti. Bet kartais mes kažko ten bijom ir taip toliau.